kolegos, šiandien džiugi diena, ne tik tai Klaipėdai, kas nekelia abejonių visai Lietuvai. Mes įsteigėm ne tik tai dar vieną aukštąją mokyklą, dar vieną universitetą. Mes įsteigėm ypatingos svarbos universitetą. Ši diena Klaipėdos universitetui ypatinga. Lygiai prieš 30 metų, 1990 metų spalio 5 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis pasirašė aukščiausios tarybos nutarimą numeris 1/640, kuris skelbia, jog steigiamas Klaipėdos universitetas. Aukščiausio lygio universitetinė veikla šitame universitete konkuliuoja. Labai svarbus yra Lietuvai Klaipėdos universitetas. Tegu tik jam sekasi, tegu jis nenuleidžia rankų. Su tuo sveikinu ir pats džiaugiuosi universitetu ir kad galiu čia šiandien su jumis būti. Dėkui jums.